Sveiki, esame H2 Auto plovykloje. Netrukus parodysime, kaip naudotis išmaniąją programėlę ir švariai nusiplausime automobilį. Pirmiausia, ką jūs turite padaryti, parsisiųsti programėlę į savo išmanųjį telefoną, kurią naudotis itin paprasta. Atsidarę programėlę, matysite plovyklą, kurioje šiuo metu esate. Norėdami papildyti virtualią piniginę, spauskite meniu, pasirinkite kortelę, suveskite savo kortelės duomenis, tokiu būdu galėsite papildyti savo norimą balansą. Grįžkite į skiltį artimiausią, pasirinkite savitarnos paslaugą, susiraskite laisvą boksą ir pradėkite plovimą. Nesijaudinkite, jeigu norite atsiskaityti grinais, tai galite padaryti ir vietoje. Prieš pradedant plauti automobilį, turime jums vieną rekomendaciją. Jeigu jūsų automobilio kėbulo spalva yra tamsi, geriau būtų ją atvėsinti skalavimo funkciją. Tokiu būdu sekančios programos bus daug efektyvesnės. Pradėdami plauti automobilį, pasirinkite pirmąjį etapą atmirkymo funkciją. Aktyviasias putas naudokite iš apačios į viršų ir šiek tiek palaukite. Kai tai atlikote, spauskite antrąją programą – plovimą šampūnų. Tokiu būdu jūs nuplausite atmirkymo putas. Trečioji funkcija – skalavimas. Jos pagalba nuo jūsų automobilio kėbulo paviršiaus galėsime pašalinti nešvarumus, aktyviasias putas ir likusį šampūną. Kai automobilis yra švarus, galite pasirinkti ketvirtąją funkciją – vaškavimą. Vaško pagalba jūsų automobilis ilgiau išliks blizgantis ir švarus. Na ir paskutinė funkcija – automobilio sausinimas osmosiniu vandeniu. Jis savyje neturi kalkio savybių, todėl lengvai padės pašalinti vaško likučius nuo jūsų automobilio kėbulo ir, kai automobilis nudžius, neliks jokių žymių. Kai automobilis švarus ir blizgus, galime laimingai tęsti kelionę.